Žygimantas Ramaška, Jono Basanavičiaus gimnazija, Lietuvos MMA ir džiudžitu čempionate užėmęs pirmąją vietą. Emilijus Smilgevičius, Antano Smetonos gimnazija, Lietuvos boulingo federacijos čempionate užėmęs pirmąją vietą. Klaudijus Auštuolis, sporto centras, Lietuvos jaunių sambo čempionate užėmęs pirmąją vietą. Markas Tričius, sporto centras, Lietuvos mokinių jaunių sambo pirmenybėse užėmęs trečiąją vietą. Daiva Domanskytė, sporto centras, Lietuvos dziudo čempionatas, pirmoji vieta. Mindaugas Jakas, sporto centras, Lietuvos U18 dziudo čempionate, trečioji vieta. Linas Pernaravičius, sporto centras, Lietuvos mokinių jaunių sambo pirmenybės, trečioji vieta. Tautvydas Vilčinskas, sporto centras, Lietuvos mokinių jaunių sambo pirmenybės, antroji vieta. Titas Krikštaponis, sporto centras, sambo pirmenybės Lietuvos, trečioji vieta. Ignas Lobinas, sporto centras, taip pat tos pačios rungtynės, trečioji vieta. Sporto centro merginų futbolo komanda, Lietuvos jaunių futbolo 7x7 čempionate užėmusi trečiąją vietą. Benas Gudzevičius, Duksvinos pagrindinė mokykla, Respublikinėme pramoginių šokių konkurse užėmęs pirmąją vietą. Aistė Šmigelskaitė, Užupio pagrindinė mokykla. Projekte Lietuvos tūkstantmečio vaikai 7-tokų finale užėmusi trečiąją vietą. Rokas Burneika, Šilo pagrindinė mokykla. Nacionalinė moksleivių 5-8 klasių matematikos olimpiada užėmęs antrąją vietą. Ir Narvydas Jaunušis, technologijų ir verslo mokykla. Lietuvos kartingų čempionate ROK klasė užėmęs pirmąją vietą. Taigi, ačiū visiems. Dar kartą, kaip ir meras sakė, jums garsinusiems